Sveiki dar kartą. Tai kaip minėjau, praeitame video pasakojo apie šių dviejų magnolijų persodinimą. Tai yra magnolija stellata ir magnolija sulanžo, kurios kaip sesės pradžiai buvo maži krūmeliai ir augo viena šalia kitos, tačiau prieš 2 metus jos turbūt geriau įsišaknijo ir prasidėjo toks intensyvesnis augimas, nes matote, koks buvo prieaugis minimalus, tik tai vos po kelis lapukus man augo, o jau dabar, kai įsišaknijo, tai pasižiūrėkit, koks prieaugis praktiškai per metus, per 2 metus, tai ar ne? Tai, toks irgi prieaugis magnolijos, nors prieš tai buvo ar ne tokios mažos šakelės. Tai aš surizikavau, man pagalvojau, kad tikrai jos taip negali augti kartu. Pasižiūrėkit, kokie tvirti stiebai ir nusprendžiau surizikuoti ir jas vis dėlto atidalinti, kaip ir minėjau praeitam video. Pasitaikė galimybė, šalia vyko statybos elektros tinklo rekonstrukcijos darbai ir dirbo mažas traktoriukas. Aš priėjau, paprašiau pagalbos ir darbuotojai mielai sutiko padėti. Atvažiavo ir su kaušu čia gražiai išėmė man tą magnoliją. Ir tai tas yra antras krūmelis, irgi matote, kad šonas visas, kaip jie kartu augo. Tai dabar tas krūmas jau taip čia persodintas, kaip minėjau, buvo irgi iškasta gilesnė duobė, įdėjau ten mulčio ir žiemai persodinimas buvo, kai lapai buvo jau nukritę, tai yra jie jau buvo miego būsenoje ir dar papildomai apmulčiavau aš su eglišakėm. Ir noriu papasakoti dėl formavimo magnolijų. Irgi buvo, kažkaip neradau aš daug informacijos apie tai. Ir netgi bijojau, kažkaip turėjau tokią, nežinojau, kaip iš tikrųjų teisingai ar galima magnoliją formuoti ar ne. Vienas blogeris sakė, kad negalima formuoti, kad pasodinai ir praktiškai negalima jos liesti. Kitur video mačiau, kad tarkim tokia magnolija sulanžo ten, karpo kaip paprastos krūmos, kaip kažkokias serbentus, nežinau, ta prasme, taip sako, neturėsiu žiedų, bet aš suformuosiu krūmą taip, kaip man būtų patogu. Tai vis dėlto, ką aš noriu pasakyti, kad aš irgi surizikavau ir galvoju, bus kaip bus, taip, turėsiu mažiau žiedų, bet apkarpysiu ir pradėsiu formuoti tas mano magnolijas taip, kaip yra patogu man. Ir matote, aišku, pabandžiau, čia juokas, eksperimentas, bet tą, ką aš nukarpiau, dar pabandžiau įkišti į žemę. Greičiausiai neprigis, bet, taip sakant, kas neeksperimentuoja, tas yra negeria šampaną. Tai, ką aš jau padariau, tai yra aš praretinau visas šakas, kurios augo į vidų ir buvo čia. Matot, jos visos čia yra nuogos. Šitas šonas irgi negaliu pasakyti kodėl, bet kažkaip trukdė. Čia irgi prakarpiau, kas buvo silpniau, kas buvo ar ne augo į vidų ir dėl to būtų krūmas užtamsintas. Aišku, kol kas dėl žiedų aš palikau, tarkim, tokią šaką, kurį jūs matote, jos tiesiog viena ant kitos susikryžiavusios ir trukdo viena kitai, bet ant jos yra labai daug žiedų, todėl, o šita auga į vidų, todėl aš pagalvoju, kad kol kas gerai, tegul jinai man pavasarį, jeigu viskas bus gerai, nudžiugins žiedais, o jau tada vasarą
kai tiesiog liks lapukai, aš ją dar paformuosiu, kad jinai, kad krūmas būtų gražesnis. Tarkim, šita dalis turbūt šita šaka eis lauk, nes jinai trukdys čia šienauti ir šiaip aš nenoriu turėti labai didelio krūmo. Aš bandysiu ją prilaikyti iki kokio 2-3 metrų, kol galėsiu pasiekti. Va, matote, pasižiūrėkite, čia visiškai, kaip ir minėjau, prieš tai praktiškai jos man augo, nu va, matot, labai po maži tarpai tų lapukų. Atsiprašau, telefonas suskambėjo kitas. Tai vat čia matot, ar ne, ką norėjau sakyti, kad prieš tai jos sėdėjo ir labai buvo toks silpnas tas prieaugis, vat kaip augo, ar ne, vat kaip lapukai, labai prastai, labai mažai buvo tas prieaugis, o jau kai įsišaknijo, tai vat pasižiūrėkit, vat praktiškai čia per 2 metus, vat ten pirmi metai ir va čia vat per šituos metus, va koks užaugo papildomas stiebas. Tai vat šita vat šaka trukdys, čia vat trukdys, na žodžiu, iš vis reikės čia aišku pagalvoti, kaip ir su hortenzijom, kaip teisingai jas formuoti. Kažkaip nebijau, ir bijau, ir nebijau, žodžiu, reikia bandyti eksperimentuoti, bet aš manau, kad tai vis tiek krūmas ir jisai vis tiek turėtų pasiduoti tam formavimuisi. Tai irgi kviečiu prisijungti prie mano kanalo ir stebėti, kaip man sekasi. O šiaip tai čia naujai įkurta lysvė su daugiametėm gėlytėm. Irgi dar nusipirkau labai daug hortenzijų, tai bus čia hortenzija Mont Blanc, kol kas mažytė, aš ją taip paslėpiau, va kokia jinai bus, tai tegu peržiemoja, na, o kitais metais aš parodysiu, kaip man sekasi auginti hortenzijas, magnolijas, dar rožes, aišku, ir papasakosiu apie hortenziją, tai yra ne hortenzija, o Hakuro Nishiki irgi krūmą.